ta prasme, tu matysi daug tokių laikotarpių, kur neina tiesiog, nes žmonės nenori iš tavęs pirkti, nes tu paleidai reklamą ir atrodo, kad turi pirkti. Tai vat, kai žmonės atsimena, kad žmonėm pardavinėja ir pradeda galvoti, gerai, kodėl dabar šią savaitę gali nepirkti. Gal atšilo oras ir visi pradėjo dabar į lauką išėjo. Gal dėl to jie neperka. Gal dėl to, kad... Sezonas pasikeitė, pavyzdžiui, geriausias, kaip Jo. rogės ruošk, žinai, vasarą, žinai, tai yra puikus tas sezoninis užpirkimas ir čia yra tokios tradicijos. Jo. Aišku, jeigu ten, sakykime, du yra blogiausi, mano girdėti, ir aš labiausiai su jais sutinku teiginiais. Pirmas dalykas, kai marketingo specialistas klausia, koks jūsų biudžetas, čia yra blogas pavyzdys. Ir antras dalykas, mes padarysim pardavimus per akcijas. Jo. Akcijas reikia daryti, ne apie tai, bet kad tik akcija nuspręs produktą pirkti, paskatins pirkti.